Trenerė, daug pirmų kartų. Pirmos rungtynės, pirma pergalė, pirmi sveikinimai. Sveikinu su pergalė. Pakomentuokite šias rungtynės keletų sakinių, prašau. Irgi labai gerai rezimavot, pirmas kartas. Pirmas kartas ir prisvilo mums tas blynas. Pirmas, bet nieko, gavom gerą pamoką. Gavom gerą pamoką, nebuvo visos pasiruošusios taip, kaip jos turi būti pasiruošusios ir kaip mes norim, kad jos būtų pasiruošusios ir kaip mes norim, kad jos įeitų į rungtynės. Neįėjom į rungtynės. Ir pasiteisinimų čia galima ieškoti daug, bet turės būti reakcija ir jau antrose rungtynėse jau nebegali būti tokio pasivaikščiojimo. Rezultatas teigiamas, bet rungtynėmis jūs, kaip supratau, patenkinta nesat. Ne, tikrai ne. Čia ne mūsų veidas, ne tokį veidą mes norim parodyti ir ne tokį žaidimą mes norim parodyti. Pamažu mes iki to veido prieisim. Ar atskleisite, koks tas veidas turėtų būti? Man labai asmeniškai patinka agresyvus greitas žaidimas. Dabar nebuvo nei greičio, nei agresijos. Iš greičio gavosi klaidos, iš agresijos gavosi klaidos. Galbūt tai yra etapas, su kurio reikia tiesiog susitaikyti ir kantriai pralaukti dantus sukandus, bet, žinom, link kur einam. Viltė, sveikinam su pirmąją šio sezono pergalę. Ir ar garsi Rūbinėje po šių rungtynių buvo Lina Brazdekytė? Garsi ir pelnytai garsi. Ir ne iš geros pusės, tai toks tikrai šaltas dušas mum. Galbūt ir gerai, kad jis pačioj pradžiai, kada dar viskas taip šviežia ir tikrai turėsim dėti didelį žingsnį į priekį, kad galėtumėm konkuruoti visoje lygoje. Tai turim labai daug darbo, analizuosim video ir tiesiog taisysim klaidas. Ir jauna komanda esam, tai tikrai turim labai daug kur patobulėti. Linai Brazdekytei tai pirmoji jos karjeros pergalė. Ar bus dušas? Dušo nebuvo, bet tikrai labai džiaugiamės ir man asmeniškai labai gera matyti, aš trenerę labai senai pažįstu, tai tikriausiai kaip jaunimo komandai aš neįsivaizduočiau geresnės trenerės, kokį jinai turi požiūrį, kaip jinai prieina prie mūsų. Manau, kad visas LCC projektas yra ne tik apie krepšinį, apie asmenybės, tai manau, kad jinai mums kiekvienai labai daug duoda ir tiesiog labai gera su ja dirbti ir manau, kad dirbam tikrai sunkiai ir galim pasiekti gerų rezultatų, tik tiesiog reikia dirbti. Trenerė, sveikinam su pirmosiomis rungtynėmis Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygoje. Kokiu pažymiu imtumėte ir vertintumėte jas? Pažymį kažkokį sunku labai vertinti, galiu gal labiau apibriežti dalykus, kurių trūko, tai manau šiandien išpildėm, galbūt prieš sezoną galvojame, kad būsime tranzicijos komanda, tačiau šiandien, jei neklystu, iš tranzicijos pelnėm tik 2 taškus, prieš jų 16, tai tas labai maišė koją. Trečias kėlinukas buvo lygus, ketvirtą laimėjom, tai manau tas duoda tikrai rimtą balą artėjančiam treniruotėm ir rungtynėm. Tai sakau, pažymys toks būtų į teigiamą pusę. Jūsų komanda buvo labiau patyrusi šiose rungtynėse. Ar reikėjo kažkaip specialiai nuteikinėti komandą, ar tai jau nebuvo jūsų darbas? Ar komandos žaidėjos pačios žinojo, kur eina? Aš manau, daugelis žinojo, bet vis tiek turime daug žaidėjų atvykusių iš B diviziono. Tai manau, tas brandolys, Kristė Kazučiūnaitė, jos tai padėjo komandai įsilieti rungtynes. Ir ypač per treniruotės mes tai akcentuojam, kad tikrai turim patirtį. Kaip ir Milda Sauliūtė, šiandien aš žaidė net tikrai 32 minutės, tai tikrai duoda tokį postumį ir treniruotės ir jaunom žaidėjom. Tai manau, tas, kaip pasakyti, tikrai patirties turim, bet dar yra kur dirbti ir jaunam žaidėjim. Karolina, kiek naudingas kiek malonus galbūt sveikinimas būtų su šiomis rungtynėmis? Šiaip ganėtinai malonus, iš tikrųjų. Labai džiaugiuosi grįžus į Alytų, kad pagaliau Alytus turi tą A diviziono komandą. Nekartą kalbėjau, nekartą sakiau, kad labai norėčiau čia grįžti ir sužaisti tam A divizione, tai labai malonu, visi šeimos nariai, giminės, visi ateina palaikyti, to niekada kitame mieste žaidžiant nepatyrsi, tai tikrai labai malonu. O kaip vertini pati šias rungtynės? Chaosas šiek tiek.
Nesportavom labai daug iš tikrųjų, nesam susižaidę, dar viena kitos gerai nepažįstam, tikrai žinom, kur yra didelės bėdos, matom, kur yra tos didelės bėdos ir aš tikiuosi, kad su kiekvienam rungtynėm šitas visas gerės.